Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Pajaus kūną, pėdas, blauzdas, kelius, šlaunis, dubenį, sėdmenis, pilvą, krūtinę, rankas, alkūnės, dilbius, plaštakas, iki pat pirštų galiukų. Pastebėk kaklą, galvą, ausis, akis, veidą, plaukus, kaip viskas rimsta, atsipalaiduoja. Kaip protas palengva nutyla, panyra į garsą, į klausymąsi, kai jam nieko daugiau nebereikia spręsti. Šią akimirką jis gali pailsėti. Tiesiog girdėk savo vidinę tylą, kuri yra už minčių, už kūno pojūčių, už paveikslėlių, kurios piešia vaizduotę. Ir patyrinėk, kaip kūnas jaučiasi dabar, kokie pojūčiai iškyla, juos švelniai apglėbdama savo dėmesiu. Tau nereikia dabar jų ištaisyti, išspręsti, pakeisti. Viskas yra tinkama kaip yra. Tiesiog stebėk. Taip kaip ir mintis, kurios ateina ir praeina. O tu esi visiškam patyrimo priėmime. Savo kūno, savo pojūčių, savo emocijų, savo minčių. Savo žmogiškumo. Apglėbk savo žmogų dėmesiu. Apkabink jį. Ir dabar pastebėk, iš kur ateina tas dėmesys, iš kur ateina tas vidinis apkabinimas, iš kur tai gali pastebėti. Kas tas, kuris apkabina, kuris apglėbia, kuris keliauja dėmesiu. Ir dėmesiu keliauk į širdį, į savo širdies erdvę.
apsidairyk, ką gali joje pastebėti. Ir dar truputėlį pakeliauk į šalį, kol pamatysi atsiveriančią didžiulę erdvę. Nesvarbu, kaip jie atrodo. Ar gražiausia salė ir miško laukymė, o gal tiesiog tamsuma. Taip, kaip tau matosi, taip, kaip tau jaučiasi. Tiesiog ten randi patogią vietą ir ten įsipatogini. Savo galios taške. Ir čia gali nurimti, atsipalaiduoti, nutilti. Tiesiog stebi, kad esi. Ir toj vietoj tarsi prasiveria dangus ir pradeda leistis tyra kristalinė substancija. Tavo aukštesnieji lygmenys, tavo aukštesnysis aš pagaliau turi prieigą prie tavęs. Jis tau dėkingas, kad patraukė visus sluoksnius, visą sustingimą, sustabarėjimą, kad jis gali dabar įsilieti į tave. Įsilieti į tave. Ir jis leidžiasi užpildydamas visus tavo sluoksnius, visą tavo kūną, nuo viršugalvos linkdamas žemyn, per galvą, kaklą, rankas, krūtinę, pilvą, dubenį, kojas, iki pat pirštų galiukų. Jis įsitvirtina tavyje, atneša tavo aukščiausią giluminį vedimą į tavo gyvenimą dabar. Ir tu su pasitikėjimu priimi, įsileidi. Stebėk savo pojūčius, kaip kūnas jaučiasi, tai priimdamas. Ir po truputėlį tave užlieja šiluma, švelnumas, tas tyras žinojimas, kad tai yra tai, ko taip ilgai laukiai, kad tai yra tai, ko taip ilgėjaisi, kad tai esi tas pats tu, tik kur kas daugiau nei kūnas, kuris atneša aiškumą, žinojimą,
sprendimus iš daug aukštesnio lygmens, nei tau kaip žmogui yra prieinama. Ir tau ramu, esi pasitikintis ir užtikrintas, su leidimu savo aukščiausiam aspektui per tave reikštis, patraukdamas žmogų, jo abejones, nepasitikėjimą. Ir leisdamas tavo aukščiausiems aspektams rodyti tau kelią, būti tavyje ir per tave, atnešti aukščiausią tavo paties išraišką, geriausią versiją šiam gyvenimui, kad pagaliau galėtum susilygiuoti su savo rojaus realybė, su savo kūryba, gausa, klestėjimu, savo paties geriausia išraiška, kokia atėjai čia būti. Ir tavo aukštesnysis aš tave apglėbia, tą žmogų, ir stipriai laiko, nepaleisdamas, apglėbdamas visą savo meilės išraišką, visų savo švelnumu ir palaikymu. Ir tu žinai, tai yra tai. Tai yra tai. Ir tu padėkoji savo aukštesniajam aš, padėkoji savo žmogui, kad jis atsivėrė, kad priėmė, kad leido ir kad leis gyventi jiems abiems bendrą kūryboje. Ir tu nusilenki savo širdies erdvėj, kurioje galėjai patirti savęs daugiau, išplėsto, begalinio, beribio, be apribojimų savęs. Ir aukštai iškeltą galvą palieki tą erdvę. Apsidairai savo širdies erdvėje, pastebi, kas pakito. Galbūt kažkas kitaip jaučiasi, patyrinėji. Ir vėl išplėti visą dėmesį, save per visą kūną, įkūnydamas savo aukščiausiai aš, tame žmoguje, kuris esi. Ir dabar jūs esat viena, atėję kurti dienos bendrai. Ir kai jausi, gali švelniai atsimerkti, jeigu buvai užsimerkęs. Ir patyrinėti, o kaip dabar jaučiasi mano aplinka, kaip dabar jaučiasi ta erdvė,
kurioje aš esu, patyrinėk, pasmalsauk, o galbūt kažkas kitaip. Ir dar kartą padėkok savo už savo šį patyrimą, už šį panerimą. Ir esi kviečiamas gyventi šią dieną iš savo aukštesniojo aš, iš savo aukščiausių lygmenų, iš savo aukščiausios savasties, iš savo aukščiausio patyrimo. Leiskis į šią kelionę jau dabar. Tai tavo laikas. Išskleisti sparnus.